Padaučiai. Bet vokiškai buvo gerai, bet Titanikas vokiškai nelabai skambės. Angliškai. Angliškai. Gerai, dėmesio, pasiruošiam Titanikas. Kas gali atsiminti pagrindinę melodiją Titaniko? Tai primenu, 3 paršeliai, Titanikas, 1 minutė. Čia jau eina man, nežinau, finalas. Lietuva, Ispanija. Važiuojam. Dėmesio ir 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam! Nifnifas turėjo namą iš šiaudų, bet atbėgo vilkas ir nupūtė baisiai tą namą, nupūtė greitai, vilkas nupūtė. My brother is from Lithuania! Don't worry! I'm here! My little pig! No, it's all good, it's all good! Look at me, I am Big Wolf. I am like iceberg for you. You will crash into my body. Big brother, help us! Help! No, he has to climb through the roof! Through the roof, let's wait! I'm going onto the roof. Let's pull the water! Let's pull the best! Finally, I am on the roof. Come here, little wolf! I'm coming, little pigs. King of the world! You are the king! I'm jumping into the cabin. And I am flying inside this cabinet. So warm in this water! So you are the ice! Oh, don't move! Come back! Leo! Proszę sekundzi, już wejdę historię! Throw the keys of the house into the sea! Oh my god! The iceberg is finally dead. Bulvytės! Mano bulvytės. Bulvytės labai reikalingos vaikučiams. Да, Каймин. Посмотри, какой большой этот... Картошка! Нет, таракон, ой. Зебра-таракон. Смотри. Зебра-таракон. Что делать, что не буду? Reikia pesticidų namutyti. Откуда мне гауti этот пестицид? Фу, какое картошки. Фук эту картошку. Мне попробовать. Фут. Картошку умерла. Фу, картошку. Будем жрать только на Макдональдс. Идем. Zibilė, o kas čia ką čia atsineši? Čia turiu malką. Palaikyk truputėlį mano boružėlę. Aš ją taip vadinu, nes labai man asmeniškas daiktas mano. Žiūrėk, man reikėtų, kad tu ausis gali nukrist tau, bet klausyk. Dabar Nejaugi tai Problema. problema, kurios mes nepajėgsim išspręst? būtent dabar paimk šitą 19 malką. Mes jau 19 malką. Padėsiu lazerį ant Lazerį ant malkos ir bandyk. Žadintuvas man šiandien nesuskambėjo beje. Tai va dėl ko tu meluoji, kaip visada. Bet grįžkime prie darbų. Gerai. Pasimirė. Pasimirė Karbunskio šernas. Užjaučiu, man irgi jis buvo kaip tikras draugas. Kaip brolis, kaip tėvelis. Vardan Karbunskio šerno mes galime nuodai visus išpurkšti. Visi šernai išmirtų. Kad atkeršytumėm už Karbunskio šerną ir akiniai net apsinuodytų. Ir mes būsim šio miestelio iltis. Iltis tokios didelės dvi. Ir mes dviese Coca-Cola. Coca-Cola ir gersim sėdėdami.
Gerai, daug priplanavom, tai gal pradedam. Taip, reikia pagaminti sprogmenį, kuris išneštų visus į lubas. Puikiai mintis, turim lazerį, turim malką, reikia... Neva. Neva dar kokių daiktų. Reikia visko, kas papuola po ranką, pavyzdžiui, štai. Žemėlapis. Žemėlapis puikus irgi ingredientas bombai. Reikia... Bambagyslė. Bambagyslė voliojas, kažkas panašaus į ją. Tinka. Gerai. Maišelis. Maksimos, kad būtų. Taip. Ir dabar pabaigai svarbiausia reikia auksinio lėktuvo. Kaip tik žinau, kur tokį gauti. Blakstiena. Blakstiena tau ant tokies prikibos. Klausyk, Reikia norą sugalvoti. Aš atsiprašau, bet Išvažiavo tavo norai jau seniai. Žinai, jeigu mums reikia auksinio lėktuvo, tai tada galime apgamas tau irgi čia nakės. Aš tai jo nenusivalysiu. Taip, mums reikia auksinio lėktuvo. Ir todėl Lydosi jau mergaitiška širdis nuo tokių minčių. Man irgi lydosi. Perukas vyriškų garbanų. Tai keliaukime, sakau, į angarą ir pasiimkime du auksinius lėktuvus. No chair.